Labas rytas, pažadina saulytė, 9 ryto, pakuojamės daiktus, važiuojame į Grovą iš Tromso. Vakar prasijėm čia pro centriuką. Pakeičiau nuomonę, visai gražus miestas, pramonės miestas, beje nekilnojamo turto kaina yra. Tai vienas Norvegijos lietuvis sakė, antras po New Yorko. Tai čia būstą nusipirkti neplanuokit, labai brangu. Daug lietuvių iš tikrųjų. Mes mašiną užstatėm, žiūrim lietuvių numerį. Lietuvis gyvena šitam pačiam namelį. Čia mūsų tas nuomojamas būstas buvo pusrūsį. Viskas gerai. Važiuojam. Judam iš Tromsės į Grovą. Kelias nėra ilgas kilometrais, 250 km maždaug gausis, nes važiuojam pas Norvegijos lietuvius į svečius. Tokias vadinamas jau čia autostrados. Autostradose pas jos greitis max, ką matai, tai 90 kartais leidžia važiuoti, bet daugiausia 70. Gražiais keliukais, palei fjordus, judam. Vienoje vietoje policija greitį šaudė, bet mus labai intensyviai priešais važiuojančios mašinos perspėjo tai viskas tvarkoj. Nestabdė, netoli Grovo turbūt likus jau, smagų keliuką tik tai užradom, bet taip gerai, kokį 50 km visiškai pagal ežerą, ne pagal fjordą, turbūt pagal ežerą tenais. Labai gražaus, geri posakiukai kaimukais, tai dar labai smagiai prasilėkėm į pabaigą. Ir atvažiavome į Grovą ganėtinai anksti, apie 3 dienos. Lietuviai sutiko labai svetingai ir su vaišėmis, pamaitino. Dar spėjom nueiti ir žuvies pasigauti. Beveik visiems pavyko ją pagauti. Pasidžiaugiam, smagiai praleidom vakarėlį. Turėjom 2 vakarienės, kas šitoj kelionė yra mums labai neįprasta. Sotus nuėjome miegoti. Tai turbūt diena ta tokia va ir buvo. Mažai važiavimo. Prieš tai turėjom poilsio dieną. Tai šitas vadinčiau irgi tokia poilsio diena buvo. Nieko daug mes čia neprisukom tų kilometrų. Bet diena buvo įspūdinga ir labai linksma. Gražinamės, sakau. O, net baidyklė graži. Gražuolis. Visa. Dar kartą ačiū Norvegijos lietuviams, kurie mus priėmė, nuvežė pažvejoti, pagautą žuvį iškepė, pamaitino gerais steikais, pagirdė gerais gėrimais, viskas namų gamybos, namuose kepta duona ir taip toliau. Ačiū. Keliamės Grovę su šiek tiek lietausma, neišsigastom, per daug nesiruošiam, nesidėjau nuo lietaus aprangos, išvažiavom, kol susipakavom iš tikrųjų tos lietus ir nustojo. Ir judam link Lofotenų, Lofotenų. Norvegai tarė Lofotenai, internete rašo Lofotenai, tai nežinau, kaip tiksliai jie čia vadinasi. Į Lofotenų pradžią atvykstame apie 3 dienos. Nuo 3 dienos mus turėjo įleisti į nakvynės vietą Lofotenų pradžioje, bet parašė, nuėjo į receptioną, pasakė, kad jūsų kambarys dar neparuoštas. Tai mes tokį planą ir turėjom, tik daiktus nusimesti ir važiuoti, mes esam pradžioje Lofotenų.
turim važiuoti iki apačios, planas suvažinėti juos, pravažiuoti pirmyn atgal. Tai daiktų nenusimetam, papietaujam ant gražaus kranto ir išvažiuojam. Važiuojam, pradėjo debesuotis, neaugtis. Tie vaizdai gražu, tos salytės iš tos Karų geležinės salos. Ties viduriu jau truputį pradeda krapinti. Taip, lyg tai nulošnojo, bet nieko baisaus, važiuojam toliau, iki galo davažiuojam, užsidedu jau lietaus aprangą iš tikrųjų ant viršaus. Nieko baisaus, nešalta dar. Pasiekėm patį tą galutinį A tašką pavadintą jų. Ten pasišmirinėjom, pasifotkinam, viskas, judam atgal. Dar bandėm susirasti suvenyrų parduotuvę, bet tai nedirbo. Tai pravažiavom, neradom, taip ir nenusipirkom ten jokių suvenyrų. Ir judant atgal, tik lietus stiprėjo ir pradėjo pilti jau kaip reikiant. Temperatūra krito iki 10-12 laipsnių turbūt. Per porą gerų balų pravažiavau, tai pakėlė bangą ir tiesiai batus per viršų pripylė, nes kažkaip kelnių neužsitraukiau ir supratau, kad batai truputį per žemi tokiam dideliam lietui. Ir jau važiuojam iki nakvynės mes kankindamėsi. Jau stipriai kankinamės. Jokio kaifo. Gerai Veizas iš tikrųjų kažkaip tai sugalvojo patrumpinti mum tą kelią. Biškį nutrumpino bent kelius kilometrus. Ne kelius, kokių 20 turbūt kilometrų. Grįžtam į nakvynės vietą. Žinom, kad mūsų namelis 20, ten daug tų namelių. Važinėjom ratais permirkę, jau gal ir truputį pavargę. Sukam ratus, radom galiausiai tą namelį, nes tas namelis buvo vienintelis be numeracijos. Tai supratom, kad šitas namelis mūsų 20 ir yra. Tai truputį susierzinę, gal nepikti, bet susierzinę. Šlaputukai, bent jau aš tai šlapės, sausos vietos niekur nebuvo, visas šlaputukas. Labai prastas tas namelis mūsų. Šalta be proto. Sujungiam šildymą, įsijungiam orkaitę, į orkaitę susidėjom batus džiovint, nes jau galvojam, rytoj bus prastai, nes rytojus dieną rodė visišką lietų irgi visą dieną. Tai batus ant orkaitės prasidžiovinam, realiai išsimaudom. Šaldytų picų buvom nusipirkę, pavalgom ir be jokio vaibo gero einam miegot. Tai tokia ir diena buvo po 2 labai linksmų dienų. Ir 3 diena kaip aš labai norėjau tuos Lofotenus pamatyti, gavosi nelabai jau ir kokią. Šiaip visumoje Lofotenai mane nenuvylė gal, bet tikėjausi turbūt daugiau, kai pravažiavęs tiek Norvegijos fjordais ir tiek salyčių ir salų. Tai galiu pasakyti, nieko ten per daug ypatingo. Iš drono ten tas kelias atrodo įspūdingai, tikrai nieko nesakau, bet kai pats važiuoja tais tiltais per viršų, tiek nematai to grožio. Bet aš tikėčiau, kad viskas sugadino tas lietus ir šaltis. Tai tokie įspūdžiai ir tokia dienos pabaiga. Rytoj judėsim iš Lofotenų toliau. Judamės į Tromsheimą. Tai iki rytojaus.